Aš jums papasakau, kokia aš buvau nesveika merga, kurie rūpėjo tik tai grožis, dabar galvosit, kad aš čia biškė tokia. FIFA. Tu daužta, tu čia gali. Tai tu kažkada dalinaisi Instagram'e, kad tu buvai FIFA. Aš buvau nesveika, aš buvau su Naigo treningais, aš buvau su velvetiniais treningais, su BMW, su peroksidiniais plaukais, blakstienom ir visko. Nu buvo ta era, aš jaučiausi protinga ir mokykloje žinai, kas iš to proto. Niekam neįdomu, niek šitas negarbina, tai reikėjo pasistengtis grožį biškelį padirbėti, bet kai jau pasakiau tik šito, tai ir atrodo, kad aš tai buvau neprotinga, bet su paršakai, nu. O, nusikeik nori. Bet neprotinga ir ne FIFA, ir negraži, ir... Aš vienu metu irgi turėjau šitą mašiną, aš buvau ta SUV mamytė, žinai, su tokiu džipu ir su kūdikiu, tai buvo mano era irgi. Žodžiu, o tu... Žinai, kaip aš iš viso prie tavęs tam Vilniui priejau arčiau, kaip aš atsiradau, žodžiu, mūsų šopas terį ir aš galvoju, reikia praplėtoti kokiam gerom, žinai, tokiam priemonėm. Ukrainietiški terį galvoju, reikia sterilizavimo vokų. Prasidėjo tas karas, reikia visus tos rusiškų, žinai, išimti, nebėra, nepirkti, neįdomu, reikia man pardavinėti, galvoju. Susiradau iš tos ProSteril ir rašau jiems, hello, noriu aš jumis pardavinėti. Ir iš pat man atrašo, aš ten jau atrašė, žinai, gal gausi tus vokus irgi, nes nežinau, kur aš ieškot. Ir man rašo, Arnas, tau paskambins Arnas, galvoju. Jėzus Marija, kas tas Arnas, žinai, Arnas ir viskas. Nu ir skambina man Arnas. Aš atsiliepiau ir sako, jisai, tipo, čia pasilabino, tipo, Ir sako, aš žinai, jis yra manikiūro maniakės. Sakau, nu jo, sakau, žinau. Tai va, aš esu manikiūro maniakės vyras. Ir aš sakau, okei. Ir jisai buvo toks fainas, toks draugiškas, ką papasakojo, supasakojo, čia taip toliau. Ir aš ir vyrui, žinai, atiduodu tą kontaktą, sakau, tu čia tvarkykis, bet sakau, normalus, žinok. Normalus, sakau, gerai, bet gražiai, kaip būna paskambina kartais ir galvoja, man reikia čia dabar. Sivuražiai, žinai, pašnekėjo normaliai ir sakau, vyrai, normalus, sakau, paskambina Arnui, čia Arnas ir viskas. Palauk, bet tu ProSteril, bet kaip tu užželigėlį palauk užsikabinai, kaip čia buvo? Tu man tiesiog atsiuntei tą pirmą siuntinį. Ir aš dar tada, aš nemeluosiu, aš buvau tai tokia, kur, nenorėjau aš nieko bandyti daug. Ir galvoju, aš tos želigėlį bazės. Ir čia buvo turbūt vienas pirmesnių tų siuntinių, kur aš galvojau pabandyti, žinai, tipo, tu patestuok, tu pažiūrėk, tai koks gražus ir toks ryškus. Aš pamenu, jį filmuoju, ten saldainiais tas apkrautas, tas pirmasis. Ir aš po to, žinok, ir pradėjau tas bazės naudoti, nes gražios, tai gražios, žinai, o man toks stresas. Viską išsibandžiau, kaip čia man bus, žinai, tokia, kur žinau savo priemonės, nieks man nebijau kitų, nes buvau biškai pasimovus, pavyzdžiui, tokia produkcija, kur, viena iš tokių masiškesnių, man su jie nesisekė ir galvau, nebepirksiu aš gyvenimą čia kažkokių neaiškių. Ir aš pabandžiau, ir man tiesiog viskas buvo gerai su tavo produkcija, viskas visada buvo gerai. Kas man nebuvo gerai ir aš daugiau neliečiau, tai to vitamin bondo, aš nesupratau. Aš iki šiol nenaudojau jo, pabandžiau panaudoti, aš pritepiau kilogramą, man viskas nušoko ir visą gerą. Tai man čia buvo mano vienintelis tas, kur bet aš ir nieko nenaudojau, žinai, prieš tai. O visas tas bazės, aš čia žiūriu, geras gyvenimas, kažkaip viskas gražu, viskas neatsiskiria pigmentai, įmasi dulkeliam, o ne tais, žinai, drožliam ir aš čia jau kolektyvui, žinai, tada atsirado tos neoninės bazės, užlakau neoninę bazę, gražiai nusiėmė. Jau taip ir atsiradau aš prie to želigėlio ir po to jau viskas, ir po to į saloną įnešiau, jau pati prasitestinau kabinetukį. O taip, o kaip aš iš viso tą manikiūrą maniakį, iš kur aš žinau, aš nežinau, kaip turėtų atrodai tuo metu, bet aš žinau saloną labai gerai, nes, aš nepiškės eini, čia manikiūrą maniakį ir vis taip žinai, kas čia. Va, o po to jau viskas, vis artyn ir aš jau, įsiveisiau, o dabar žiūrėk, sėdim Šnipiškių gatvę 2, jau čia šopas, klasė, viskas, kaip ten su to salonu. Tai va dabar su to salonu, kaip ir šiandien su tavim sėdėjom, atėjo matyti klientė, užsirašyto salono nebėra. Salono nebėra, kur salonas? Salono nebėra, saloną uždariau, truputėlį liūdna gaidelė čia dabar jau, ar ne, nebe. Nieko galėsim pažvengti iš manęs, kuri vis dar turi 3 salonus. Tai kas su salonu? Tai visi galvoja, kad salono savininkai čia, kaip sakau, šakajienų važinėja, įeina su bateliais, čia viską nutrenkia, žinai, ir vos ne, čia sėdi ir tik nagučius sau daras. Tai ne, saloną turėti iš tikrųjų yra, nežinau, man tai buvo vienas minusas, vargas ir, pirmais metais gal ne, bet po to tai tikrai nėra čia didelio uždarbio, pati matyti žinai, ar ne, kad tai nėra piragai, nėra milijonai, darbo yra daug.
reikalavimų atitikti yra daug, Treatwell to praeiti nori gauti, vadinasi, reikia, ar ne, užsiimti ir tojais meistrais, ir skatinti juos, ir jų motivaciją, nesvarbu, kad tu tenai išsiblioviai ką tik ryte, bet ateini išsišėpęs ir, nu ką, mergaitė, žinai, ir visą kitą, nu, toks žmogus buvau toks, kuris visada visus palaikiau, su visais viskas gerai, žinai. Bet atėjo tas momentas, kada aš suprantu, kad aš negaliu laikyti salono tik tai dėl to, kad aš pat turėčiau jį, ne? Kad galėčiau pasakyti, kad aš jį turiu. Nes, kas man iš to tada? Aš vis tiek jau pradėjau žiūrėti, kad aš turiu turėti verslą kažkokį iš jo. Aš negaliu turėti tik tai, kad man faina būtų ateiti pačiai nagus pasidaryti. Ir Jelly atsirado ir apskritai parduotuvė suaktyvėjo. Atsirado Jelly, atsirado parduotuvė, mokymai suintensyvėjo mano, ar ne, atsidariau akademiją ir Marijampolėje. Ir tiesiog gavosi taip, kad visas tas, kas iš Jelly, kai vasarom viskas gerai būna, ar ne, su salonu, o žiemą, žiūrėk, reikia kišti uždarbį čionai. Tiesiog tas toksai, kad ir tiesiog išbūt tą žiemą, ar ne, prabūt komunaliniai tenai, visi šildymai, dujos ir taip toliau, senamiesty patalpos, tai yra, išlaikyti yra daug ir supratau, kad tiesiog reikia kažką keisti. Sprendimas vienas. Sprendimas vienas, aišku, naikinti saloną. Aišku, ir kitas sprendimas galėjai staiga imti, investuoti dar daugiau savęs į saloną, ieškoti meistrų, daugiau vietų pristatyti, bet čia kur tada būtų Jelly? Iš pradžių bandžiau, pameni ir mano istorijos, aš išėjau, kad ieškome meistrų ir taip toliau, bet supranti, aš nebesu tokia, kuri turėtų šitiek laiko sėdėti čia ir užsiimti jais. Taip, sakau, kur tada kitas? Jie ateis nauji, jie norės žiūrėti mane, jie norės žinių, aš neturiu laiko jiem duoti žinių, aš turiu kitų darbų ir palikti kažką atsakingą, vis tiek tai nebus. Tai jeigu pats, kaip sakoma, nedirbsi, pats nebūsi kartu, tai kol aš buvau čia, kol aš buvau manikiūro maniakė salone, tai ir buvo manikiūro maniakė salonas. Kai aš išėjau, jisai patapo tiesiog salonu. Patalpos, darbo įvykdyti, veiklai įvykdyti. Grožio salonas jo nebebuvo. Ir nebebuvo to vaibo, ir klientės irgi sakydavo, kad jos ateina pas meistrus, viskas yra tvarkoje, gražiai padaro. Niekada nebūdavo pas mane, kad kažkaip labai prastai padarytų ar kažko, ar ne. Visos merginos stengdavosi, puikiai dirbo, tikrai. Šaunuolės visos, bet vis tiek tu išėjai ir vis tiek daugelis tų mano klienčių, nelikusios, aš jom perdaviau savo klientės. Ir sako, ir tas vaibas toks dingo ir po to po truputį ir priejau prie to, kad tiesiog reikia uždaryti, nes nebeneša pelno. O būkim bėdini, bet teisingai, iš kažko gyventi reikia. Tai jeigu iš vieno uždirbi, investuoji į kitą. Ir tu investuoji į kitą, kurio tu vystyti, kad jis pataptų kažkuom nesiruoši. Žinai, tu gali investuoti savo tas pajamas pašalinės į tą verslą salono, nes tu galvoji, ateis laikas, jis mane čia, žinai, laikys, o čia jau jeigu viso. Bet tai va taip ir sako, aš esu girdėjusi, kad ir sako, pavyzdžiui, restoranas, salonas, 3-4 metai ir jis išsikvėpia. Arba darai renovaciją, ar ne, ir perdarai, ir ten rebrandingas, arba užsidarai. Arba aš turėjau kažką kardinaliai keisti ir ten, su trenksmu kažkokį ten atsidaryti ir taip toliau. Ir su laiko ir pinigų investicija. Arba aš turėjau uždaryti. Taip. Ir priėjom prie tokio sprendimo, kad mes uždarom. Tuo metu mes Mindaugo gatvėje nuomavomės patalpas. Turėjom tikrai visi buvus, ar ne, ir didelės patalpos ir viską. Bet kam mum tada ten nuomoti, mokėti pinigus, kai čia aš uždarau saloną. Tai man, toks sutapo, suėjo, kad toks sprendimas atėjo gyvenime. Čia kaip ir šiandien naujieną žiūrėjau, irgi Šeškės įsiskyrė. Mačiau. Ne visos, ten vieną tą nijol. Bet atėjo sprendimas ir taip. Žmonės gyvenime įvyksta. Iki to ateina ir aš manau, kad viskas vyksta gyvenime apskritai ne veltui. Ir aš dabar nesenai savo vyrui, kuris visiškas skeptikas viskam, kas tai gali būti, sakau, Tomai, ar tu tiki, kad mūsų kūnas ir siela jau žino, kas mūsų laukia ateityje? Ne. O tu sakau, nemanai, kad mūsų kūnas jau jaučia, kas įvyks? Ne. O aš manau, kad viskas yra biškai padėliota, planuota, mes ten judam tom kryptim, bet vis tiek atrodo, kad viskas taip galų gale in the end of the day taip turėjo būti. Ir tos patirtis visos jos. Čia apie savo vyrą tai pasakai, kad skeptikas, tai mano vyras, aš jo klausiu, ar tu tiki, kad viską Dievas sukūręs? Ne.
Čia panašiai. Jisai visiškas skeptikas, aš esu tas atvirkščias. Milda, visa ta manifestacija, būrėjos Palo Santo garai. Dabar nesenai vienas salono savininkas sako, Milda, man nesiseka ras darbuotojų, tu man padėk, sako, pasakyk, kaip tu randi tavo komandą, pavydėtina, tokia nuostabi stipri. Ką daryti, man į saloną nieks neateina, o tas salonas jos, kad aš tokį prabangų butik saloną turėčiau, tai čia, žodžiu, ir aš, pirmas patarimas, ne kaip skelbti, ne kaip ieškoti, sakau, klausyk, sakau, tu pravalyk jo energetiką, gal yra blogas. Sakau, aš tiesiog būsiu savim, mano pirma mintis yra tokia, gal ne kažkas negerai su patalpom, su jų energija, ten dvasiškai blogai, žinok. Man atrodo, man reikia pravalyti, nes jau čia ne vyras irgi sakė, einam iš bažnyčios žvakutė. Bet žinok, būna reikia, nes mano panos iš to trečio salono sako, kas čia? Aš sakau, čia Palo Santo nudeginta, žinai, anglies gabalas, o aš vaikščiau, kai nusipirkom tą saloną, žinok, aš rimtai variau blogas energijas laukan. Nu, aš tikiu visokiais dalykais. Turėjau tokią mistinę vieną gerą istoriją, nesenai, bet kai žiūri, man tai tokio jaučiu matė, dabar nepasakosiu, bet žodžiu, kad tikiu, man yra įrodymai mano gyvenime ir kas man prie širdies atrodo, tą darau. Tai mano vyras atvirkščiai skeptikas, žinai, ne. Bet galų gale aš manau, kad šitos patirtis visos mums yra labai reikalingos ir kai pradeda kažkas keistis, tu supranti, kad anksčiau buvo kitaip, kad išmoktum kažką, o dabar jau tai panaudoji ir ten viskas kitaip. Bet gerai, tu dabar manęs apie saloną paklausai, bet pati turi 3. Nu. Ir tu kaip... nori kraustytis į kaimą, girdėjau, tai... Lem, žinok, pavargau, gal žinai, nuo tokio to šumo ir panašiai, norėčiau kraustytis į kaimą. Karočią, gulėti ten, dirbti kokį nors savo prisigalvotą dalyką. Žinai, mane mažak man auginčiau. Augintų? Visus gyvulius, aš noriu avių. Ir visiems nagus daryti. Aš nedaryčiau niekam to nagų, viskas jau, bet aš neįsivaizduoju, kaip tai reikėtų staikyti. Bet žinai, aš tai pagalvojau, vat būtent, tie salonai numažiau ir sunku buvo, žinai, 23 metų atsidariau, aš ten žiopliu žioplys ir žinai, dar vat kažkas, vat kitos salonų savininkas manęs paklausė, o ką tu darei, Milda, kaip ten buvo kas? Aš buvau viena, aš turėjau per visą Vilnių vieną draugę, kuris tom nesusijus ir viskas, nu dabar aš buvau vienišas žmogus ir aš niekam nerašiau ir neklausiau, kaip ką daryti, nes aš bijojau visų, nu žinai, tipo, bet jau čia dabar ir duok man kažką. Tai, žodžiu, ir dabar tie 3 salonai ir noriu kaimą, nes kartais labai pavargstu. Bet žinai, kas tai irgi, man labai buvo sunku ir yra sunku ir visokių tų niuansų buvo, visokių bairių ir po to aš pagalvojau, plemba su tokia patirtimo, tai įsikraščiau iš tą kaimą, nu kažką tai, vat, kaip tu sakai, kažkas tai turi tave maitinti. Žinok, man atrodo, kad aš sugalvočiau kažką, kas man veiktų. Nu, tipo, galėčiau sugalvoti verslą kokį. Kažkokią, žinai, verslą, kad, nu, galėčiau kažką daryti kitaip, žinai. Atrodo, kad atsirastų vidinių jėgų ir to, žinai, supratimo. Bet būtent dėl tos patirties, kur dabar mane ir varo, žinai, į kampą, tai visi stresai. Tai jo, pas mane. Bet salonė, pavyzdžiui, esi susidūrus su stresais kokiais ten psichotom klientėm, ten dar kažkas. Eik, aš ir verkus esu naktim dėl to salono. Ir dėl darbuotojų esu verkus. Ir esu dėl klienčių. Žinok, darėm saloną. 3 mėnesiai salonui tikrintom galimybę pasus, atsimenat, buvo toks bairis. Ir pas mūsų skambina klientė, jai reikia priauginti nagus, nes jai labai reikia grįžti į ofisą ir jai labai reikia nagų. Man pati pradžia aš ėmiau visas klientės, visus pinigus įmanomus, nes man reikia įsuk saloną, žinai, nu kažkaip tai turi taip atsitikti. Da, sakau, vyrui rašyk, aš ten vos naktį priėmiau, ten porą tipo nulūžusių, visi ten nukrito, ten buvo labai blogai padarytas tas manikiūras. Ir tokia ta moteris, tokia, nu negražiai pasakytum, tokia vargšytė man, jinai atrodė tokia, žinai, ten pasakoja, kaip ten garbina Viktorija Siegal, žinai, kaip ten tipo jos draugė durnesnė už ją ir tokia pasimetus, kaip jinai norėjo kažkas tarpinti vieną įmonę, net nagus pasidarė įmonę stilių, kurie vis tiek jos nepriėmė, žinai, tokie, ir aš su ja šnekau, klausausi, man daug noriu išklausyti ir, žinai, tai, man tai galvoju, padarysiu labai gražius nagus, tokiu, žinai, bus fainiai. Ir jinai, žinai, tipo ten pasakoja ir aš matau, kad toks įdomus žmogus, bet aš galvoju, tai tos tokios empatiškos pusės, žinai, nes, pavyzdžiui, aš šneka, nes aš pakeliu akis ir taip, toks kažkoks įdomus vaibas, nusu kažkart tokia, žinai, kas tau yra, bet tiek to, padariau aš viskas gerai ir jinai po to noriu įsirašyti korekcijai ir grinai vos ne dabar ir mes vietų neturim, pas mus kainavo korekcija 27 eurai, nerealiai daug ir žodžiu, ir po to tai gavosi, kad jinai gavo vietą vėliau, mes jau įsirašėm, kad tipo, paskambint anksčiau, kad sulaisvins, biškiai anksčiau perkeliam, bet tiek buvo jau 7-6 savaitės naga. Ją priėmė mano kolegė ir padarė jai tobulą frenčą. Mano nagai buvo idealiai išsilaikė, tiesiog nulinkė ir nuaugė 6 km. Padarė tobulą frenčą ir jos odelės beje labai jautrios. Aš jį beje kirpau. Ir įkirpo mano kolegė. Ir tada jai reikėjo sumokėti 30 eurų. Nebe 27. Nes buvo frenčas. Ir dėl to, kad buvo pernišotas nagas. Nagai. Ir mes turėjom biškį daugiau pagal mūsų tą skaičiavimą, kaip mes buvom, kai nors stėliojo. Mes paėmėm 30 ir jinai taip sumokėjo.
ir kitą dieną Lagom studijoje visur Facebook'e. Ir, žodžiu, teroristinės žinutės man, kad gražinkit mano pinigus, čia viskas blogai padaryta, kraujai man varva ir bėga, tipo, žinai, ir čia, kodėl aš turėjau daugiau sumokėti. Ir mano vyras buvo kaip administratorius, sėdėjo už administravimo, tipo, prie kompo ir jisai priėmė pinigus iš jos. Ir jisai prašė jos to galimybių paso. Ir dar gal jis sėdėjo pas mus, vienai moteriai ant tokių zonai pasidarė blogą ir jai palydėjo į lauką, nes nerealiai vos nepalpo ir dar turėjo vaiką, kuriam įpylė sulčių. Ir žinok, prasidėjo žinutės, jūs neįsivaizduojate. Kad jis paėmė daugiau pinigų, nes jinai nebuvo gražiai apsirengusi. Bet juk ir jis buvo ne su kostiumu, sako jinai. Aš skaitau ir galvoju, tada, čia su kita, elgės kaip su princesė. Išnešė. O tas vyras pasirodo užtrigerina. Ne princesė buvo mano vyrui. Och tu, da pinigus nulupo aferistas, šaraškino kontorą, sakė. Visas Facebookas užė ir, žinai, turbūt kažkas negerai, Romagu, nes taip ir parašė, 7 savaitės atvaikščiau gražiausi nagai, man sako, čia reikia daugiau sumokėti. 7 savaitės. Jo, kažkiek tiek buvo, kad labai daug ir, žodžiu, ir ten visi komentaruose palaikė mus ir buvo nagų nuotraukos, kur išspaustas kraujas visur ten, žinai, aplinkui. Ir aš už 27 eurus jūs gaučiu tokią korekciją, uždžiaukitės tą meistrę, mano ten beveik kaip išgyveno į Facebooką įkelta, žinai, važiau ir buvo. Ir po to dirbam kažkada po to, žinai, aš tas pinigus jį pervežiau. Ir man tas sako, tai perves kiek negaila. Galvoju, okei. Žodžiu, taip ir pasibaigė. Tiesiog mes jos ignoravom, pervedėm tą jos skirtumą. Tiesiog, kam žaisti. Man Eurovaistinė čia buvo suklydus. Viską man dovanų atsiuntė. Tai ir jūs tai padarysit, sakė. Čia hobis. Ir žodžiu, tada praėjo kiek laiko dirbam su kita meistrė ir per duris įeina kažkokia moteris su papkute. Su futiliaru ir sako, sveiki, operatyvinis patikrinimas jums. Higiena. Higiena, nes mes netikriname galimybių pasų. Čia buvo didžiausia bauda už tai tuo metu, tai jinai mums iškvietė higieną. Mes tikriname tų pasų. Ir aš jau pradėjau juoktis. Ir per tos hygienistės ir sakau, gerai, sakau, tikrinkite. Ten paprašė mūsų klienčių tų pasų, tada patikrino sutirtvėlo ar vardai sutampa. Ir jinai sako, tai kodėl jūs juokite? Sako, jūs žinote tą situaciją? Sakau, žinau. Ir aš taip trumpai apibendrinau, kas čia buvo ir sakau, tiesiog čia išpykčio. Tai sako, jūs ją paduokite teismą už šmeižtą. Ir iš tikrųjų, jinai buvo Facebook'e parašęs, kad Lagom studija netikrina galimybių pasų. Ir kai atėjo higiena, jie patikrino, kad mes juos tikrinam. Ir klientai jos turi, aš galėjau tikrai su to jos žinutę ir šito sukombinuoti ir ją, žinai, paduoti. Tai... Mano vyras sako, nereikia judinti žinai, nes tada jis įsmirda, sako, ir kitas dalykas, sako, man jos gaila, sako, nes jis realiai po to pažiūrėk jos pusės, jis irgi empatiškas žmogus, sako, Milda sako, jeigu aš buvau toks trigeris, kur aš toks sėdėjau, sako, tai galbūt jinai turi didesnių problemų. Gal sako, kas nors ten prievartavo, žinai, kažkada ir jinai vyrams jaučia kažkokį tokį ir sako, ir mes čia ją dar kankinsim, kai jai sunkiau nei mums, žinai. Tai nieko aš to nedariau, higienistė mus patikrino, viskas tam buvo, žinai, gerai. Ir tada aš laukiau visų kitų instancijų, kiti netėjo ir, žodžiu, ta istorija nutilo po to kažkaip ir viskas. Dar ten nekomentuodavo, kad tik nelagom studiją, žinai. Ir po to žinau, kad jinai pas kitus meistrus buvo, kur aš, žinau, tai sakė, jinai crazy, sako, aš daugiau nepriėmiau. Tai, žodžiu, visokių žmonių. Mes turėjom klientę vieną kartą gyvenime, kuri pabėgo iš procedūros nesusimokėjus. Wow. Tikrai to žodžio prasme pabėgo. Ai, bėgo. Užtašęs. Šiaip, iš tikrųjų, jinai užsirašė, pavėlavo, nežinau, bet po to paaiškėjo Facebook'e, kad jinai aferistė. Šita tokia jauna mergina ir po to įmetė jos nuotrauką, kur tas gatvės fotografas ją pagavo ir kažkas įmetė ir sako, o čia šita, kur buvo pas mane. Taip. Tai šita mes nuo jos irgi nukentėjom. Jo, aš irgi saugojau tada. Irgi darė Justina pedikiūrą mūsų meistrė jai ir jinai atėjo pavėlavus, čia galbūt jos buvo toksai fintas, kad įbėgt, tipo aš čia pavėlavau ir taip toliau, o čia bėgau, čia taip toliau, jinai atsisėdo, jai tą pedikiūrą daro, jai viskas tinka, viskas gerai, viskas normaliai ir pačioj pabaigoje, dar kavos ten, žinai, dar to, žinai. Klientą. Ir jau pačioj pabaigoje jau matom, kad kažkas jau jinai knisasi tašiai. Dar net nepaprašėm mes jos susimokėti, jau tašiai. Čia tašiai knisasi ir jau tada Justina, kai jau sako, kad apmokėt, sako, žinokit, bet aš taip skubėjau, kad palikau mašinoj piniginę. Ir kas, aišku, Justina gera širdė, tai nubėkit pasiimti. Ir titiu. Ir nubėgo. Ir nubėgo. Aš galvoju, kad čia dramatiškiau, duokit pinigus. Užtašęs ir, žinai, varo. Ir nubėgo pasiimti ir mes stovim, laukiam, išėjom į lauką, žiūrim, niekas neteina ir taip toliau. Ir ta mano Justina tokias,
Mūsų apvogė. Pirmą kartą mūsų. Bet jinai čia buvo įsisiautos, aš pamenu, ir plaukus darėsi. Jinai visus ten, ir plaukus, ir antakis, ir viską aš jau ten mačiau, ir blakstieną susidėjus. Jinai tokia visa graži Bet buvo. aš mačiau vieną postą, kurie skiria visą dieną plaukų meistrė ir tiesiog, tai buvo praktiškai vienas klientas ar ten du, žinai, per dieną didžiulį laiką skiria. Bet įdomu, nes mes tai pavyzdžiui neparašėm skundo policijai. Įdomu, ar kas nors parašė ant jo. Kai atsirado jos nuotrauka, gal ir, aš mačiau, kad jos kooperavosi. Jo, tai... Jos salonų, tai žinok, aš turėjau tik šitą tokią išžulę irgi gal. Mes tai nelabai taip nukentėjom stipriai, žinai, bet vat, aš galvoju, kaip kiti meistrai. Mes esam, pavyzdžiui, buvę dar su tokiais klientais, kur tiesiog jie yra bjaurūs klientai, žinai, kur tipo sėdi ir ėda tą meistrą, pavyzdžiui. Vampyrai. Ne, taip, akivaizdžiai, maroziškai, žinai, yra buvę. Meistrė vos ne, sako, sako, man skauda, žinai, tai piktai. Man šito nedėdavo. Ir net ta meistrė gražiai sako, gal namie pastumti, kad tipo žindosi pagaliukus, dalės priaugusius, kitą kartą neskaudės, tai panašiai, tiesiog yra dėl to. Jeigu aš norėčiau namie daryti manikiūrą, aš nesėdėčiau, sakė. Blin. Ir po to jinai užsirašė vėl. Ir aš vyrui sakau, sakau, nieks nenori, jos pagalvok pats. Jisai paskambino ir sako, žinai, atsiprašau, bet mūsų meistrė nori su jumis dirbti. Ir jis sakė, gerai. Ir viskas, tai gerai. Kitas dar buvo toks variantas, kad mes niekas nenori imti tos klientės, kuri buvo atėjus, paliko blogą atsiliepimą po kitų vardų, tai Tvelas rodo, žodžiu, ir jinai paliko vyresniai meistriai blogą atsiliepimą, kad jinai nekropšti prasta ir užsirašė pas jaunesnįjį. Tai galvoju, gal čia for fun, žinai, dar blogiau pasiimsiu, dar daugiau padarysiu. Ir mano vyras skambina ir sako, mes turime atšaukti jūsų vizitą, nes mūsų meistrė nenori su jumis dirbti. Ir jis nedetalizuoja, niekada. Sako, Milda, 20 minučių šiandien manęs reikia. Mes privalom priimti, kas mes, polikliniką, valstybinę, privalom priimti, duok meistrės numerį, aš pati paskambinsiu ir pasakysiu, man pradedančiosios geriau darydavo. Tai žodžiu, žinai, tiesiog teisingas sprendimas, sako, ir vyras sako, aš matau, kad mes priėmėm teisingą sprendimą, sako, atsiprašau, bet vis tiek mes jūsų nepriimsim. Prieš mėnesį privalot man pranešti, net prieš mėnesį likus net neužsiregistravo, tai, karoči. Tai po to irgi ten mūsų Google reviews visi iš fake anketų, bam, į vieną saloną, kitą saloną, tai žodžiu, mes dar ją matydavom aplinkui, tai toks nemalonus vaibas, aš nesuprantu, kiek yra salonų, kiek čia jų dabar įkūrė visi. Vat šit manęs neėmė. Ai, žinai, kas pas mus buvo, paprašė grąžinti už sporto klubo abonementą. Jo, paprašė grąžinti už sporto klubo abonementą. Buvo tokia situacija, darė pedikiūrą meistrė ir, žinai, kaip būna paduoda spalvas. Paduoda spalvas ir įninka jos į tas spalvas. Tuo metu pedikiūrai atplėšiamas vokelis, susidedama instrumentai, vokelis išmetamas ir ne, ir pradedama procedūra. Ir aišku, po viso šito viskas jai ten patiko, viskas gražu, viskas tvarkoj. Po 2 ar 3 mėnesių ateina mums laiškas į elektroninį paštą. Parašyta. Po jūsų procedūros, kaip čia pasakė, su nesteriliais įrankiais, turėjau problemų su kojos pirštu. Po 2 mėnesių kreipiausi į gydytojus. Po 2 mėnesių. Jeigu tau su kojos pirštų problema, tu po 2 mėnesius lauktum. Kreipiausi pas gydytojus ir man pasakė, kad buvo užkrėsta su nesteriliais įrankiais. O, kaip gerai. Prašau kompensuoti man gydymo išlaidus, vaistus, mėnesio abonementą, nes aš negalėjau su tokia vaikščioti koja į sporto klubą. Ir dar ten už kažką kompensuoti. Avalinė kažkokia ar kažkas ten buvo parašyta. Tai va tada aš galvojau, wow, tikrai galvojau, bus iškviestos visos instancijos. Jo, galvojau, tikrai bus ir visa kita. Pas mus iš karto yra kameros, kurios saugo, nežinau, ten tikrai berods 2 mėnesius ar 3 mėnesius ten saugo tą visą įrašą ir pildomas sterilizacijos žurnalas. Ir būtent tos dienos yra parašas, būtent tos meistrės, atidarytas tas vokelis, užpildyta ta visa, kad visos pagal tai klientės, grinai kiek klienčių buvo salone, tiek ir prilipdyta šitų vokelio ar ne tų indikatorių. Taip pat atsidarius aš kameras pamatau, kad, ką aš sakau, padavė spalvas, jinai spalvas ir net nematė, kad instrumentai yra išpakuojami. Ir jie susišvietė, kad nesterilus instrumentai. Tai tu jai nusintė įrodai? Taip, viską nusintėm ir būtent žurnalo tuos visus ir nusinčiau tą ir kreipiausi pati asmeniškai iš karto į NVSC
informavau, kad tokia situacija ir kad taip, jie buvo informuoti visi ir paaiškinau, kad man, kad jeigu kils problemų, kad aš visą tą turėčiau ir, įrodysiu, kad mano tiesa. Bet po šito karto aš meistrim pasakiau, kad dabar atidarau sterilius įrankius. Garsiai. Realiai tu mokaisi, bet iš tokių patirčių tu ir mokaisi. Nes visur taip gyvenime yra, tu turi mokytis iš tų kažkokių, žinai, nenusisekusių dalykų ir biški tada pakeiti savo tos planus. Taip vis, iš to nesuspartis. Tai visur yra realiai, nes, kaip yra, plemba ir lėktuvuose taip yra, net taisyklės atsiranda iš tos patirties. Šitas tai jo irgi, plemba, bet šitas toks stiprus. Jo, ir gavus tikrai buvo labai išsigandus ir meistrė. Be abejo, nemalonu. Jinai gal ir įdūrė, pedikiūras, ten gal ištraukė, kaip aš sakau, kokį dziką svetimkūnį. Bet kur, žinai, žiūrėk, bet gerai, žiūrėk, aš dabar pasatvarau, tu man čia įkerpi, mano tas nusmurgusius pėdas ir aš į savo 2 mėnesius. Į savo šitą tapkę, kurioje basa koja vaikščiau, tai man čia, aš čia jau dabar žvirų prisimetus esu iš gelmių, sukišu tą savo žaizdotą koją, dar nuvarau į sporto klubą, auklėkai ir įpirtinu einu. Į dušą tapkių nepasiėmiau. Sustojau. Tai žinai, kas kaltas. Tai ir tuo labiau, kad jinai pati pasakė, kad po 2 mėnesių jinai kreipėsi į daktarus. Bet čia aš iš karto mes atsakėm jai laišką ir pasakėm, kad užleistas gydymas galėjo būti žymiai mažiau problemų. Jo, bet ir šiaip. Kad jūs mus informavote, mes jai nieko nekompensavom, nei nieko, kad jūs mus per vėlai informavote. Norėčiau tokio sąrašo klientų, tokių, žinai, viskas. Dar man prašau atostogas, nes aš negalėjau išskristi. Kompensuokit. Gerai, kad išskrisi atostogą, aš irgi galvoju, atostogą biškai pailsėsiu, tai aš jaučiu, kai kitą kartą mes šnekėsimės pas mūsų jau bus, žinai, tas toks vaibas, gal tai ką tu, reikiai. Aišku, pas tave savaitę pas mane savaitgalis, bet vis tiek, nebūnė, žinai, pas tave šilti kraštai, pas mane kaimas, bet vis tiek normaliai. Bus iš viso labai faina girdi tada, mes į tokį vasaros vaibą pagausim, mes šiandien sakėm vasaros pokalbis. Išeisim, nes aš tau siūliau ant suoliuko. Aš ėjau ir tokie 2 žmonės, dėdas pasiektais kaip aš marškiniais supilvu ir tokia moteris visą gėlėtą, sėdi ant tokios kaldelės, taip pat turkišką pozą, tas pilvukas geria kažką, ten gėlytę saugo, aš galvoju, norėjau nufokinti ir sakyti, taip daro, bet galvoju, kur aš jau fokinti, tai žodžiu, negalėjau parodyti, galėsim sėdėti. Sekantį kartą prie balto tilto, ant ledo. Ai, nereik man tų skateboardų aplinkų, aš čia noriu. Čia suoliuko aikštėj, žodžiu. Tai šitas buvo tikrai geras. Ir dar pasikviesim gal mūsų kompaniją. Kas turėtų pas mus ateiti į kompaniją? Gal pakomentuokit rimtai, kas turėtų va čia per viduriuką pasakyti. Kokį viduriuką? Va čia ant taburetės pasakyti. Ne, tai jau tokį atnešiu dar vieną krėslą. Kas norėtumėt prisėsti, mano pilvą pamaskuosit su savo atsisėdimu. Na, tai va, tai būtinai komentaruose, ne, tikrai labai norim sulaukti. Ką reikėtų pakviesti? Gerai, tik tais jokių, nežinau. Kokių? Jokių vyrų, nieko. Vyrų? Savo vyrų? Neprikvieskit kokį nors, žinai. Rimtai sugalvos. Neparinkit kokį. Ne, gal iš meistrų geriau. Ne? Mūsų vyrai tai, su mielu noru. Galim, sekantį kartą podcastas juos čia pasodinam ir paklausom, ką apie mus šnekės. Įdomu, ką apie mus jie galvoja. Aš čia įbėgsiu per duris apsiputojus ir sakysiu, stop, čia netiesa, žinai, nepaeis, nebent atskirai. Tai ką, tai gal tokį vaibų ir užbaigiam? Ir užbaigiam, viskas. Užbaigiam vasarą, jeigu jums patinka mūsų podcastas, tai paspauskite like, kaip ten sako, pasirašykite. Like, share ir comment. Ir susitiksim kitą kartą. Gerai. Viskas.